Nu ką, sveiki, sulaukė gegužės, prabėgo balandis, kuris buvo šiaip neįtikėtinai kažkaip man ir ilgas ir labai daug visko įvyko. Tai manau, kad ir šis video bus gana ilgas ir užtruksim. O kodėl taip nutiko, nes be siuvinėjimo buvo ir kitų veiklų, tai 2 kartus nusiuviau sendaikčius, tai turiu 2 maišiukus naujų pirkinių. Tada buvome su šeima per Velykų atostogas Paryžiuje, tai tikrai įdėsiu nemažai vaizdų iš ten. Tada buvo mano gimtadienis, tai netgi rodau prieš 2 dienas, tai rodau plokštę. Tai yra ir ten tam tikrų naujienų, dar ne viskas atkeliavę, bet ir iš ten bus tokių įdomybių. Kalbant apie siuvinėjimą, tai pradėjau net 4 darbus, tai per šios metus nebūtų tiek pradėjus, jau pradėjau per balandį ir iš tų 4 3 net užbaigiau. Tai toks gana neblogas mėnuo ir šiuo klausimu buvo. Taip pat turiu naujienų iš parduotuvės, tai nežinau, kas pirmas išeis, ar naujienos, ar šitas video. Tai jeigu šitas video bus pirmasis, tai sužinosit iš manęs, o jeigu ne, tai jau šiek tiek busite girdėję. Tai, žinot, kuriu schemas ir tai yra mano hobis, iš to aš, nei pragyvenu, nei ką, bet tiesiog man smagu, aš kažkaip dar papildomai save realizuoju, tai ir noriu sukurti tą tokią, patirtį gerą jums, dėl to buvo nuspręsta pereiti iš vieno domeno į kitą, būtent ką turiu omeny apie lietuviam prieinamumą, tai tiesiog atsiras naujas tinklapis vietoj solgalerija.com, jis jau nebeveikia, atsiranda solgalerija.lt, jis būtent skirtas Lietuvos rinkai, tai ten veikia visi bankai, ten bus daug paprasčiau atsiskaityti, negu buvo iki šiol. Ir man pačiai, tas ir vizualas ir visą kitą daug priimtinesni. Turiu nuolaidos kodą, tai tenais rašė didžiosiom raidėm nauji namai be tarpo, visoms schemam bus 30% nuolaida. Tai kviečiu pasinaudoti. Tai Etsy irgi lieka, Etsy skirta užsieniui daugiau, bet jeigu jūs Etsy nesinaudojat, tai galite naudotis tą tinklalapį. Tai turbūt tokie pagrindiniai dalykai. Su kokiais aš iššūkiais susiduriu, jeigu įdomu, kuriant parduotuvę, tai turbūt 2. Pas mane schemos yra autorinės, reiškia, aš perku autorinės teisės iš dizainerių, susimoku jiems, gaunu sertifikatą, kad galėčiau jų paveiksliukus perdirbti schemas ir pardavinėti. Tai čia vienas dalykas, ką tai reiškia, kad finansiškai yra sunku, kad atsipirktų, bet aš tai darau ne dėl to, aš darau dėl to, kad man faina, aš kažkaip jaučiuosi dar labiau tobulėjanti kaip siuvinėtoja. Tai čia viena tokia kalba, kad tiesiog žmonės suprastų, kad čia milijonų nėra ir niekada nebus. Kita tema, aš pati tų visų schemų išsiuvinėti negaliu. Tiesiog fiziškai neįmanoma, tada aš nieko kito nesiuvinėčiau, tik savo schemas. Aš turiu porą, kurių labai noriu, kurias tikrai išsiuvinėsiu, bet su laiku. Patys žinote, kaip ir paprastai siuvinėjimai būna, norai auga, tai tiesiog visų schemų, man neįmanoma fiziškai siuvinėti, nes aš dažniausiai paleidžiu apie 2 per mėnesį ir kartais ieškau pagalbos, tai kad duodu schemą, kažkas ją išsiuvinėja nemokamai, kas neduoda nemokamą schemą,
žmogus išsiuvinėja, ko aš paprašau, kad jis man atsiųstų išsiuvinėtą darbą, aš sumoku užsiuntimą ir visą kitą, aš tiesiog pafotografuoju ir tai naudoju reklamos. Tai dar neturiu visom savo schemom tokių žmonių, bet aš įvairinu, jau pamačiau, kad su kai kuo aš galiu tikrai dirbti, jau nebe pirmą schemą duodu ir labai smagu. Bet tai yra pasitikėjimo dalykas ir jau turėjau tokį atvejį, kai pasidalinau schemą ir žmogus pradingo. Tai tikrai nevardinėsiu čia vardais ir panašiai, bet taip irgi nutinka. Tai žodžiu, susiduriu ir su tuo. Turbūt ilgalaikiai perspektyvai atsiras tie žmonės patikimi, galbūt jie ir keisis, viskas ok, bet, žodžiu, čia dar viena realybė. Tai va, kalbant apie balandžio schemas, tai buvo jos dvi. Viena, aš pavadinau gamtos mandalą, bet aš vadinu jas meškom. Tai jau irgi mačiau, kad visai turi pasisekimą, jinai irgi yra jau siuvinėjama žmogaus, tai kažkada šitą nuotrauką padarysiu. Ir kita mano akimis yra bomba, kūriau ją virš 2 mėnesių ir labai labai tikiuosi pasisekimo. Tai turėtų išeiti lygiai taip pat šiandien kartu su šito video. Žodžiu, gegužės 1 yra pas mane bombų diena. Nauji namai, nauja schema ir video. Tai va, tai turbūt tiek naujienų iš manęs. Kelsimės į video. Tik tai dar vienas dalykas, tai knygų šiandien net neaptarinėjom, pakankamai ir taip turėsiu ką parodyti ir ką pasakyti. Tai ačiū, kad žiūrit ir keliamės į progresus, išsiunėtus darbus, pradėtukus ir pirkinukus. Iki. Nu ką, pradedam. Žinokit, kai pradėjau rinktis visus darbus, supratau, kad tų tokių mėnesinių tai nelabai daug ir buvo. Bet nuo jų ir pradėsim. Tos, kurios pajudinau, senus pajudinau ir nebaigiau. Tai gal nuo tų standartinių ir pradėkim, o paskui jau nukeliausim į visus kitus reikalus. Tai pradėsim nuo vienintelio mano mėnesinio, kurį kiekvieną mėnesį judinu. Kaip puikiai žinot, tai yra banga. Žinokit, kaip sufeilinau su ta banga, tai negaliu patikėti. Šiandien ryte atsikėliau, gegužės 1 ir matau kryžiukų namuose likvidacija rašo, kad bauda 300, nes nepadariau. O iš tikrųjų tai padariau, tik pamiršau kelt. Žodžiu, ir padariau ne tai, kad 1000, kiek ten reikia, o padariau tai 2000. Ir pamiršau kelt. Ir viskas. Ir gavau dar ir baudą. Tai šį mėnesį reikės siunėti dar daugiau. Tai va, žodžiu. Oi! Prašau, problemėlės, bet žodžiu, tai ką aš čia nuveikiau, labai greit aš suvariau, tos 2000 pasiekiau per 2 kartus, po 1000 pavariau ir viskas. Tai net nepajutau, kad aš įsiuvinėjau, akivaizdu likvidacijai taip ir atrodo, kad nesiuvinėjau, bet per 2 kartus atsisėdau ir padariau. Tai ką padariau, tai realiai šitie visi pusiniai pilki, tada šiek tiek čia, nes aš, gal atsimenat, pertempiau medžiagą, tai vat šiek tiek, kurie buvo čia jau pačiam gale, tai va tos rudus užbaigiau, tada šitie visi pilki ir tada viską subėsinau, nes specialiai dariau taip, kad visur jau būtų fonas, kad galėčiau viską subėsinti. Tai didžioji banga iš tikrųjų jau yra ir baigta, ta viršūnė. Ir dabar keliausim į apačią. Čia dar tada baltų padariau šitų purslų, atsiranda jau ir laivelio viršus. Tai ką, tai turbūt tiesiog eisiu žemyn toliau ir judėsiu. Nieko labai daug negaliu pasakyti, tai liko 10 278. Bet ką aš supratau, kad ašgi buvau apskaičiavęs, kad man reikia po 1500 daryti ir aš tada baigsiu ant brolio gimtadienio, bet esmė tame, kad dabar bus jau gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjis. Spalis, tai gerai, 6 mėnesiai, 6 kartų 1,5 yra 9000. Tai va, o man liko 10 000, kad žodžiu, pagal savo planą, man dar liks 1000 kryželių. Tai dėl to reikia daryti daugiau, po kokius 2000, tada jau tikrai spėsiu laiku. Tai va, dėl to aš ir padariau tos 2000
praeitą mėnesį, bet vėlgi, man rodo, kaip foną rodo pilnais, o užsiniai pasiniais, tai tas ant to ir išeina. Tai va, tai žodžiu, čia tikrai nėra nieko daug, tiesiog judu į priekį, reikia padaryti, užbaigti, padovanot broliui. Taip, kitas darbas, kurį nemažai judinau, yra geišos. Štai, gražuolės. Visai jos man gerai ėjosi iš tikrųjų, neturėjau aš jokių nusiskundimų. Padariau irgi visai nemažai, 1500, 1511. Visai galvojau ir toliau daryti, buvo tokia mintis, bet man jau reikia kelti medžiagą, dėl to pagalvojau, kad aš jums parodysiu, kaip atrodo ir jau gegužę tada pakelsiu. Nes jau man čia eina į viršų, man jau čia sunku pasiekti, tai dėl to aš jau leisiu žemyn ir tada eisiu viršų. Tai kaip jos atrodo, tuoj 1 minutę, tiesiog, kad būtų aiškiau. Štai taip jos atrodys, tai kaip jau galite suprasti, ar ne, jau ta suknelė kaip iš savęs jau ir jau padariau vėduoklę, čia jau prasideda rankytės ir va taip į viršų ir liks šaka. Nežinau, dėl šito senėsiu dar nenusprendžiau. Na ir biesas, tai veidų aš dar nebėsinu. Yra kaip yra, o kiek man čia visko yra likę, tai, nedaug žinokit, to bieso liko 365, o kryželių 2700, tai šiso pagal maratoną 2900, tai beveik 3000 visko, tai realiai galėčiau jau, birželį, liepą ir pabaigti. Ir būtų užbaigtas. Vis lengvai siūnėsi, čia viskas pilnais, 2 gijom, nemažai tų spalvos plotų, tai tiesiog jis toks, tikrai nesudėtingas, labai paprastas, juda į priekį. Taip, dar vienas iš tokių, kur pajudinta, tai yra mano pačios leopardas. Su leopardu irgi visai neblogai pajudėjau, 30% šiuo metu turiu, padariau 1029 kryželius, liko dar 8000. Tai po truputį su juo yra taip, kad aš tiesiog jį fotografuoju ir filmuoju etapais, dėl to jis man eina greitai, nes aš padarau kažkokį gabaliuką ir aš tada turiu paruošti sceną jam, nes aš paskui, kai išsiunėsiu, norėsiu padaryti kažkokį reels arba video su juo, tai jis man toks, šiek tiek užtrunka, tai aš padarau kokius 200 kryželių, kažkoks atsiranda nuos patelės, tada aš jį fotkinu, bet jeigu, pavyzdžiui, niūru, tamsu ir panašiai, aš jau jo nenufotkinsiu tą dieną, tai aš jau jį turiu padėti. O kitą dieną, kai bus šviesi, nufotografuoti ir tada tik tęsti. Tai dėl to su juo yra, galiu parodyti, 4 kartus siunėjau, bet apie 200 kryželių visada gaunasi. Tai dėl to, kad man reikia, taip reikia, žodžiu, su juo. Taip, dabar turiu tokį paskutinį iš tokių, kurį jau buvau seniai pradėjusi, bet su juo įvyko tam tikros revoliucijos. Tai aš netyčia, ne taip pradėjau. Žodžiu, gavau komentarą po video, o mano to video buvo praeitų metų balandžio. Prieš metus filmuotą video buvo komentaras ir aš to komentaro nelabai supratau ir aš galvoju, reikia pažiūrėti video, apie ką čia eina kalba iš jūsų. Ir tada gavos taip, kad pasižiūrėjau savo video prieš metus. kurį filmavau ir ten pamačiau, kad buvau pradėjusi būtent balandį šitą darbą. Ir galvoju, reikia prie jo grįžti. Su juo buvo problema ta, kad čia yra kartonas ir schema yra viduje ir čia pabaiga, ar ne? Gaunasi, kad reikia lankstyti. Ir šiaip iš savęs nepatogu ant kartono siuvinėti ir galvoju, reikia pasidaryti man tą sagą. Ir tada galvoju, bet tai sagą reikia pasidaryti, normalią, ta prasme tokią, kokią aš jau noriu siuvinėti, tai reiškia su mūsų inicialais, su mūsų šeimos inicialais, su mano žodžiais, kuriuos aš noriu pateikti. Tai ką, tai prasidėjo kūrimas sagai. Tai dabar jums parodysiu savo rezultatą, gal ir jums patiks, tai aš iš karto primenu, kad
Mother's Garden, pas mane šitos vietos nėra, prasideda nuo čia viskas. Tai ką aš sukūriau? Koks tas mano, čia juokinga, ar ne, kad ant kito dizainerio sukūriu savo dizainą, bet žodžiu, va, mano pačios rezultatas. Tai tikiuosi matosi jums gerai, tai atsirado žodžių, tai laimė, vasara, meilė, šeima ir mūsų visų 3 inicialai, tai vyro, mano, dukros. Ir iškart rašiau 25 metus tam, kad iš tikrųjų padaryčiau 25 metais. Tai va, tai žodžiu, aš šitaip labai suasmeninau, padariau su tokiam pagrindiniam šeimos mūsų vertybėm, su mūsų šeimos inicialais, tai va bus toks labai labai įasmenintas. Tai gerai, tai vienas dalykas yra sukurti sagą, viskas cool, važiuojam, viskas veikia, ar ne, atrodo, let's go, tai imk ir siuvinėk. Tada kas nutiko? Čia yra mano klaida, man jas reikia nebekartot, nes aš kai pradėjau šitą darbą, aš neturėjau visų siūlų. Ir aš susirinkau pagal save. Ta prasme, kažkokią panašią spalvą, taram, ir važiuojam. Tada, kai aš jau paėmiau iš tą darbą siuvinėt, aš pamačiau, kad aš neįsivaizduoju, kur yra surinkti šitam darbui siūlai. Nes kai kurios spalvos atitiko pagal schemą, o kai kurias spalvas aš buvau susirinkus. Ir jų nerandu. Ta prasme, nežinau, kokias aš spalvas buvau pasiemus, kokius kodukus aš buvau pasiemus, kur buvo šito viso darbo sudėti siūlai, neįsivaizduoju. Ir galvoju, ne, taip neveikia. Žodžiu, reikia iš naujo susirinkti pagal raktą ir siuvinėti. Ir kas man nutiko? Toj papasakosiu, parodau, kas man nutiko, kad reikėjo ardyti. Žodžiu, ką aš padariau, susirinkau iš to, kurių turiu siūlų, susirinkau, visas tas taisyklingas, ko man trūko, aš nuvažiavau ir nusipirkau. Žodžiu, pagalvojau, aš tos klaidos nebekartosiu, aš nusipirksiu tuos siūlus, kuriuos reikia nusipirkti. Ir kas tada nutiko? Aš kai sulyginau, pamačiau, kad nesutampa. Tai kas nesutapo? Nesutapo kiškis. Buvo kita spalva kiškio, o visur kitur kiški bus jau ta tikslinga spalva. Nes aš nežinau, kur tas mano siūlas, koks jis yra, kur jis iš jis yra ir kokios jis numeracijos. Bet to aš nusprendžiau tą kiškį šalyti ir jau visur tos kiškius padaryti teisingą spalvą. Tai ką tai lėmė? Kad aš išsiuvinėjau, bet tas mane -2. Niekada gyvenime neturėjau -2. Nors minusinio kryželių skaičiaus. Tai žodžiu, šardžiau ir tada ant viršaus pradėjau daryti. Tai, būtų daugiau to minuso, bet aš dar šitą padariau. Dar kažką šardžiu, man atrodo, jeigu neklystu. Žodžiu, nes man spalvos nesutampa. Tai viskas ok. Tai išardžiau kiškiuką, darau kiškiuką, siuvinėjau toliau. Bet aš šitą dariau irgi su kažkokia random spalva, kurią nežinau, kokią aš buvau pasirinkus. Ir, nežinau, kur jinai dabar yra. Tai aš vis dar galvoju, kad man reikia pereiti visą savo sandėliuką ir pabandyti, pasižiūrėti, imti tokias panašias spalvas ir galbūt aš rasiu arba ardyti, nes čia yra kita spalva, o šitas visas kontūras eina per visą darbą. Žodžiu, tai bus ne -2, o -400. Bet yra kaip yra. Čia yra mano pamoka, kad nepradėk darbą, jeigu nesusirinkai siūlų. Ir neimk random siūlų, arba tada laikyk šalia ir nepamesk. Žodžiu. Tai pamoka išmokta, tikėtina, kad šitas išsiardys ir pradėsiu iš naujo. O kas atsirado? Atsirado man, nes čia matodo šeima, jo bus šeima, atsirado dukros inicialai, atsirado mano inicialai, atsirado šitas kotukas, išsiardė kiškiukas ir pusė kiškiuko užaugo. Ir dar paukščiukas užsipildė. Tai va, tai šiaip būtų daug, rezultato būtų daug. Nes va, aš sukėliau, kiek aš buvau siuvinėjus, 1000, buvo biškai mažiau, apie 800, tada aš tą dieną pasiuvinėjau, va, sakau, tokį paukštuką užpildžiau, ten tas inicialus pagal tas spalvas, o kitą dieną tai jau aš pamačiau, kad žodžiu reikia ardyti. Tai va, tai priserdžius irgi pasiuvinėjau, bet vis tiek gavosi į minusinį. Bet jau noriu tikrai išsiuvinėti, jis labai fainas, va tik reikia man išsiaiškinti su to barteliu ir galėsim tada šitą darbą judinti. Tai kai aš jį susivedžiau, gavosi beveik 5000, tai turim 1000 išsiuvinėta, liko beveik 4000.
Tai dabar turiu 21%. Tai va, 5, aišku, jeigu ardysim bortelį, tai bus daug mažiau. Bet, pamoka išmokta, tokių dalykų nebedaryti. Tai va, tiek buvo iš tokių procesų, kuriuos jau buvau anksčiau pradėjus ir pajudinau. Tai dabar, dabar eisim iš eilės. Aš, kaip jau minėjau savo įžangoj, pradėjau 4 darbus balandį, 3 iš jų pabaigiau. Na gerai, pradėjau 3 darbelius ir 1 darbą, tai tos visus 3 darbelius ir pabaigiau. Tai vienas iš jų yra Lama. Aš Lama savo planšetį neturiu, aš ją siunėjau iš telefono. Nes Lama aš pasiėmiau Velykoms pas vyro tėvus, planšetės nesivežiau, tai tiesiog siunėjau iš telefono, kadangi su telefono filmuoju, tai jums neturiu jokios statistikos, bet, žodžiu, gavosi čia apie 1500, man atrodo, visko, jeigu neklystu, per porą kartų, per kokias 4-5 dienas išsiunėjau, bet sakau, neturiu jokios statistikos, nes telefonė. Tai štai, mano gražuolė, Melhilas, gražus. Šiaip kryželius, tai labai paprastas darbas, labai daug baltos spalvos, tai realiai plotai. Aišku, kaip visada su Melhilais problema yra karoliukai. Čia apie 600, man atrodo, karoliukų buvo. Tai jo, apie 1000 kryželių ir apie 600 karoliukų. Tai žodžiu, daug. Bet labai gražus, labai pavasariškas. Aš kaip užbaigiau praeitą savo video kovą, kalbėjau apie tai, kad norisi man pavasariškų darbų, tai rinkausi. Ir man nepapirko tas, kad spring buket, pavasario puokštė, buketas, ar ne. Ir pavasariu reikia sinėti pavasariškus darbus. Tai va, tai paėmiau, padariau ir užbaigiau. Tai šitą galiu iš tikrųjų perparduoti, čia yra mano, aš liko visko, karoliukų, siūlai sudėti iš karto į akoršioką, tai aš su jie ir išsiųščiau, schema yra ir netgi galėčiau atsiųsti sagą. Nes iš sagos siuvinėjau. Tai va, tai jeigu kažkas nori, tai parašykit, susitarsim porą eurų ir siuntimas. Ir bus jūsų. Labai gražiai. Na, tik tai nebus perforuoto popieriaus, bet čia galima ir ant medžiagos, ir ant plastikiuko, kaip jūs norėsit. Kitas darbas, kurį pradėjau, rūtos schema, o kaip žinot, rūtos schemos keliauja paskui jums, tai šitą schemą galėsite laimėti. Tai yra ta pomidorų lysvė, gal čia reikėtų net kokį rugpjūtį, kai pomidorai prasideda, bet man vis tiek buvo pavasariškas, lengvas paprastukas, tai keliavo irgi mano, kai važiavom pas vyro tėvus, pailsėti, tai irgi per kelis kartus pabaigiau. Man atrodo, kad šitas buvo Velykinis. Taip, šitas buvo, kai mes važiavom balandžio pradžioj, o šitą įmiau Velykoms pas vyro tėvus, atsiminiau dabar. Tai šitą jau siuvinėjau iš planšetės, jau Velykom nusivežiau tą savo planšetę. Tai 100. Tai sagos nebuvo, sagos susirinkau, irgi atsisėdau čia, padariau, tai tas, kas laimė šitą schemą, jeigu norės, galėsiu persiųsti ir sagą. Taip, tai čia buvo 1345 kryžiukai, per 4 kartus atsisėdavo, pradėjau prieš Velykas, užbaigiau po Velykų. Ir štai, tada soriukas nelygintas, kažkaip šiandien taip greitai susirinkau filmuoti ir, būčiau labai užsivėlinus, tai nebespėjau. Tai medžiaga tobulo dydžio, tobulai prisitaikiau, ieškau tiesiog kažkokį, prieš išvažiuojant kažkokį greitai, kad tiktų dydis, tiktų spalva, tai radau va tokią atraižėlę pas save radau, primečiau, kad tikrai bus geras dydis ir tiko. Tai čia man atrodo, čia 16 gal vis dėlto. Taip, čia 16, 22 tiksliau dydis, ar ne? Evas, toks žalias gabaliukas, labai tiko. Net buvau pagalvojęs, kad gal reikėtų kokią kasmetinę vėl įsitraukti į siuvimo mašiną ir pasidaryti. Nes toks, arba procesiuk kokį dėklą. Toksai labai tinka toks dalykas. Labai paprastas, greitai išsisiuvinėja, čia taip fainiai, nes vieną padarai pomidoriuką ir kaip mažas pabaigtukas. Tai net realiai aš įtariu, kad galima paimti oranžinės spalvas,
kažkokių atspalvių skirtingus ir taip pat siuvinėti ir bus tada moliūginis. Čia parašai pumpkin vietoj tomato ir tomato ir tada bus rudeninis. Tai čia toks man universalus darbukas, nes jie visiškai tokių pačių formų, kaip būtų moliūgėliai. Tai va, tai čia antras užbaigtukas. Paskutinis, tą ką pabaigiau, paskutinis pabaigtukas buvo mano kelioninis. Su juo aš skridau į Paryžių ir tikėjausi, kad aš čia, žodžiu, viską spėsiu padarysiu ir tada dar Paryžių nufotografuosiu. Tai realybė yra tokia, kad per Paryžių būdama padariau 60 kryžiukų. Tai tikrai nepabaigiau. Tai štai paukštukėlis. Labai man gražus, labai paprastas. Tai čia yra irgi mano schema, tai jeigu kažkas norės, irgi galiu už kelius eurus parduoti. Taip, tai žodžiu, buvo toks ir čia yra rinkinys raktų pakabukų. Tai aš nedarysiu rakto pakabuko, tai čia yra ir žiedas, ir virvutė, ir viską, žodžiu, jums atiduočiau kartu su rinkiniu. Nes čia buvo ir netgi 2 gabaliukai, tai va, tai vieną gabaliuką būtų, jeigu darytume rakto pakabuką, iš kitos pusės jau reikėtų kitos medžiagos, nes aš va tik tiek ir panaudojau. Tai vieną medžiagėlę, o visą kitą, kas čia yra, galiu parduoti. Taip, tai čia buvo problema tame, kad nebuvo schemos, nes tai buvo priedas prie žurnalo šitą schemą, o aš to žurnalo neturiu, o būtent schema ir buvo žurnalo viduj. Tai ką aš padariau, aš susirinkau pati sagą. Susiradau Pinterest'e tą schemą, jinai tokia buvo labai labai išblukusi. Bet naudodamas viršelį ir tą schemą iš Pinterest'o susikūriau sagą ir atsispausdinau ir gavosi schema, bet ir sagą susirinkau. Tai žinodama, jeigu negalėsiu sagą naudotis, kad popierinį irgi galiu naudoti. Tai siūlų tikrai užteko, 1 milijonas, tai tikrai dar vienam užteks. Kodėl žinau, kad užteks, nes buvo 2 medžiagėlės, reiškia abiem pusėm. Tai kad iš abiejų pusių būtų toksai. Tai dėl to tikrai žinau, kad antram pilnai užtenka, tai jeigu kažkas norit, sakykit, perleisiu. Tai va, šitiek mano pabaigtukų, tai kaip sakiau, darbeliai buvo pabaigti. O vienas didelis darbas pradėtas, bet nepabaigtas. Taip. Tai dabar apie jį. Tai žodžiu, kaip jau minėjau, buvo mano gimtadienis, balandžio 29, ir aš buvau pasiėmus atostogas, nes aš visada per savo gimtadienį, žodžiu, nedirbu. Turiu tokį savo, kaip ir pasižadėjimą ir man taip labai tinka ir patinka. Tai ir šiemet tai padariau ir mano tikslas buvo pradėti vieną darbą, startą. Ir aš jau žinau, kad aš jį pradėsiu ir kaip aš džiaugsiuosi ir kaip man bus faina. Ir kas tai buvo? Šitas darbas. Mano daugiametė svajonė, aš jūs labai norėjau. Ačiū Ilona ir Monika, čia jūsų korporacijai susikooperavimo, man pavyko jį turėti ir galvoju, tobulas man gimtadienio startas. Ir ką jūs galvojat? Dukrytė į mokyklą palydėta, žodžiu, aš jau sėdu siuvinėt. Na ir čia yra didelė aida. Su aida viskas ok, jeigu viskas išsiuvinėja, bet čia taip nėra. Čia visas šitas smėlis, jis nesisiuvinėja. Tai yra medžiaga. Dėl to labai svarbu atspalvis. Ir, kad gražiai žiūrėtųsi. Tai aš, nenorėjau pradėti ant tos aidos. Čia yra Ivory aida. Tai galvoju, tai turėsiu aš 100 kartų. 100 metų pas mane pilna to Ivory. Ką jūs galvojat, neturiu. Žiūrėjau, susinervinau, nes labai noriu pradėti iš karto. Nei vienos fizinės parduotuvės Vilniuje nėra. Reikėtų Šiauliuose gyventi, nes ten tikrai pasirinkimą būčiau turėjus. Nėra. Ir viskas. Ir susinervinau, galvoju, nenusileisiu, ant aidos nesiuvinėsiu. Kažkokios kitos medžiagos, nes aš tokių tamsesnių, tai aš turiu pilną. Bet, ne tas efektas bus, nes čia ir esmė tas toksai paplūdimio smėlio, dykumos smėlio spalva čia yra labai labai svarbi. Žodžiu, žiauriai susinervinau, bet susitaikiau, kad, ne dabar. Vadinasi, dar ne dabar. Ir nepradėjau. Tada galvoju, okei, tada kitą turiu darbą, kurį irgi taip visai savo prie gimtadienio matyčiau. Tai yra Nora Corbett. Šitas, gal atsimenat, kur irgi jis man toks, aš
ir galvoju, nu fainai tikrai jau tada šitą, nes aš jau susipirkusi tos spalvotus rankų dažymo siūlus Waterlily's, aš jau čia kaip ir, siūlus kaip ir turiu, all good, bet, neturiu aš sagos ir galvoju, blemačkai, tikrai aš savo gimtadienį nesėdėsiu ir sagos nedarysiu. Žodžiu, ir šitas atkrito. Jau galvoju, šakės, nieko, aš čia nepradėsiu, žodžiu, gimtadienio nebus starto, bet tada pasižiūrėjau, kokias sagas tikrai turiu, kur man nereikia keisti medžiagos, ir žodžiu, ir gavosi, kad liko vienas dar bukėlis. Tai šitas Riolis. Tai pavasariškas, balandžiai man atrodo labai tinkamas. Tai irgi yra Aida, bet jinai yra, gal žinote, tokia, jinai marga, tokia kaip alelino tipažo ir čia yra pusvilnė siūlai, tai čia tinka ta 14 Aida. Tai galvoju, imsiu ir pradėsiu šitą. Taip ir padariau. Tai va, kiek aš baisiai turiu, šiek tiek išsileido. Siuvinėjau ant kusnepo, nes medžiaga jūs įsivaizduojat, metras ant metro. Aš manau, kad jie blogai atkirpo, bet neįmanoma buvo ant nurgio uždėti, tai dėjau ant kusnepo, jisai čia žiauriai gerai neįtinka, bet susitvarkai išsiuvinėjant. Tai, žodžiu, bus taip, nes tiesiog medžiaga milžiniška. Tai netrodo kaip koks žemėlapis sausumos. Tai turiu 0,5%. Tikrai, nebaisiai daug, padariau 131 kryželį per savo gimtadienį. Atsiprašau, ir padėjau. Tai iš viso čia yra be kelių 125 000. Tai daug. 21 000 kryželių ir 6,5 tūkstančio pusinių. Jokio bieso nėra. Jokių čia mazgelių ir viso kito nėra. Tai kaip visada, Riolis labai paprastai. Tai va, pradėjau štai šitą. Iš 3 karto gimtadienio startas atsirado ir įvyko. Tai va, tiek buvo mano siuvinėjimo. Šiaip kryželiai spėjimus tai nebuvo daug, bet daug skirtingų darbų. Tai kažkaip man norisi šiek tiek apsimažinti, tai tą ir darau, mažais darbiukais užsipildau, tai labai džiaugiuosi, 4 darbai pradėti, šauniai, labai esu laiminga ir patenkinta. Tai turbūt iš šito tiek, pasidarom trumpą pertraukėlę ir pakalbėsim apie nukautus sanddaikčiuose rinkinukus ir kitus siuvinėjimo dalykus. Tada parodysiu pirkinį iš Paryžiaus ir turbūt laukiat, bet buvo konkursas. Tai išrinksim laimėtoją ir paskelbsim naujus konkursus. Tai sekundę. Nusikrovau stalą, atsigėriau, pasirašiau ir važiuojam. Tai būtinai kelsiu jums video, nes Paryžiuje buvau aš Les Bonjour Les Dames originalioj jų parduotuvėje. Ir, šiek tiek labai mažai pafilmavau, nes kažkaip ir žmonių buvo ir nefainai, bet išsirinkau vieną darbą. Tai štai tokį. Manau, kad reikės susirinkti sagą ir neužilgo pradėti. Toksai labai mano spalvų, ašgi mėgstu labai rožinį, mėgstu gėles. Tai iš tikrųjų fantastiški dizainai, labai gražus ir aš ten praktiškai nei vieną anksčiau nebuvau mačiusi. Iš pradžių tokį kalėdinį pasirinkau, bet, ne kalėdama, aš ten atvažiavau į tą Paryžių. Tai pakeičiau iš šitą ir žiauriai gražus, visas gėlytės. Man šiek tiek gal net Milhilą primena pagal savo formato dydį ir visą kitą. Tai šiaip labai brangus rinkiniai, bet šitas, sakyčiau, tikrai normalios kainos, 20 €, bet tai yra vis medžiaga, linas gabaliukas, rinkinys, o ne pati siema, bet šiaip ten mačiau ir 180 € rinkinių, tai didesni tikrai labai brangus, bet toks, tai sakyčiau, tikrai gera kaina, geras atsiminimas, labai faina ta parduotuvė, nes visos sienos nukabintos išsiuvinėtais darbais, tai įkelsiu ir parodysiu. Tai buvo toks mano pirkinukas iš Paryžiaus. O dabar bus 2 maišai sendaikčių. Tai 2 kartus buvau sendaikčiuose ir abu kartus tikrai pasisekė. Tai rodysiu iš eilės. Tai ką? Pirmas mano grobis nemažas, tai pamatysit. Tai pradėkim. Prigrėbiau lankelių. Tai šitas medinis yra daugiau mano schemų vizualams.
Tada Nurgė, bet Nurgė neoriginalus, nes su tokiais užtaustukais, tai įtariu, kad nėra originalus. Bet manau, kad įman panaudoto tokius, tai tiesiog įrėminant ar ne kokį mažą darbeliuką. Tai, žodžiu, lankeliukai, tada kreinikiukas, visiškai naujas. Tada man labai patiko remelis, išsivalysiu, išsiplausiu ir tikrai labai gražus. Tada nukoviau tai štai tokį žurnalą, Blackworko, ne, ir prie jo buvo tam tikrų dalių. Tai vat, turbūt matot, čia yra tokie visokie remeliai, tai vat visa pakuotė tų pasportukų remelių ir vokelių, tai tiesiog ėjo kartu. Tada su tuo kartu ėjo štai tokie laikikliai, vat. Ir tas kreinikas irgi buvo kartu. Ir kartu su tuo ėjo dar ir juodi ir tamsiai mėlyni siūlai, būtent Blackworkui daryti. Tai va čia toks rinkinukas gavosi su visų žurnalu. Tai ant to gal net netyčia rasiu, kur neparodyčiau schemos. Bet, na va, tokie va visokie gražus dizainai ir parodyta ir schemos, kaip juos padaryti. Tai visai fainas ir gražus. Toliau visiškai naujas, net neatidarytas rėmas. Tai jeigu kažkas tokius naudoja, tai parašykit. Tikrai perleisiu, nes aš rėmų nenaudoju, bet jis visiškai net neišpakuotas, viskas yra. Tada, čia nesiuvinėjimo, bet visai gal verta pabandyti. Štai tokia kaip ir servetėlių, turbūt laikyklė, ne, arba kažkam kaip kitam, galima net siūlom susidėti. Vat visas medžiagos yra, tiesiog reikia susirinkti. Tada dar vienas Blackworko jaučio rinkinys. Štai toks gražus kryžius, irgi viskas yra metalikas, medžiaga, siūlai. Tada du šuniukus prigrėbiau. Šiaip net nesu girdėjusi šito dizaino, Behind Designs. Štai vienas šuniukas ir kitas šuniukas, irgi viskas yra. Tai dabar pamačiau, kad čia nėra medžiagos, tik schema ir siūlai. Tai va, tokie. Tada pelėdžiukė mažytė ir daug medžiagos. Čia yra aidos supakuotos. 14 kaunto, 4 gabaliukai po 12 ar 14, neįsivaizduoju, čia gal 30. Kažkas tokio. Tada Evas, Evas, lygaus audimo, didelis gabalas, baltas Evas ir dar daug aidos. Tai va, tai toksai buvo kartu čia viskas supakuota, didelis gabalas medžiagos. Tai štai, tai čia buvo vienos laimikiai. Ir tuoj parodysiu kitos dienos laimikius. Tas kitos dienos laimikiai turi tokį išskirtinumą, nes pirmą kartą gyvenime pavyko rasti Dimensions. Voila! Tai vat, kiek aš jau medžioju, niekada Dimensions nebuvo pasitaikęs ir netgi gavos taip, kad aš ėjau ir praėjau, o pamatė mano vyras. Tiesiog praėjau, ieškodama ir nepastebėjau. Ir sako, girdžiu, radau. Ir atsidarau ir žiūriu Dimensions. Tai va, 17 metų parašyta, spalvos nerealios, neoninės netgi. Tai va, tai Dimensions pirmą kartą rastos sendaikčiuose. Na ir kiti tokie jau nebus tokie įspūdingi, bet žinoma vis tiek parodau savo gražuliukus. Tai šitas, čia yra Margaretos, kažkaip taip ir vadinasi, ateljė, Margaretos ateljė. Tai man atrodo, jie yra iš Danijos. Tai va tokie faini irgi rinkiniai ir egzistuoja vis dar šitą parduotuvę, mačiau elektroninį. Tai va, tai šitas labai fainas, tai užrašą tikrai galima pasidaryti kokį tik nori. Sveiki atvykę ar kažkas panašaus. Čia turbūt taip reikėtų, va. Virš durų, toks labai gražus pasveikinimas, tai labai šitas man patiko. Tada Velykom, čia šiaip ir važiavau per Velykas ieškoti, tai vat Velykinės, irgi tos pačios Margaritos ateljė.
Ir dar vienas žieminė juosta irgi, čia velykinė ir čia žieminė juosta. Tai labai gražus, irgi viskas supakuota gražiai, labai fainas. Ir dar vienas, šitas tai keliaus tikrai į Vintedą, bet irgi senas raritetų raritetas, tai yra Permin, štai koksai, kas mėgsta senus visus tuos dizainus, tai va yra ir visi siūlai yra, medžiaga didelė, tai va dar tokį radau. Na ir paskutinis nesiuvinėjimas, tai yra mekrame rinkinukas, irgi labai toks fainas, galima daug ką pasidaryti, gali pasidarai maišiuką ir pasidarai štai tokį. Irgi viskas yra, tai irgi žiauriai fainas. Tai va, tiek mano radinių sendaikčiuose. Tikrai daug, šiaip daug ir sėkmingi tie mano radinukai buvo, tai džiaugiuosi, kad vis dar laimė šypsosi ir pavyksta man rasti dalykų. Tai tiek, dabar išrinksim laimėtoją, o išrinkę laimėtoją paskelbsim naujus konkursus. Tai tikrai daug kas norėjo gyvybės medžio, man irgi gyvybės medis tikrai labai patinka. Milda jau mačiau išsivinėjo ir įkėlė grupę, tai šaunuolė labai gražiai gavosi ir tikiuosi, kad mėgavaisi procesu. O dabar išrinkim dar vieną laimėtoją. Žeklina, antrą kartą iš eilės, eik tu savo, nu va, aš tada vis dar neįsiunčiau schemos. Tai tą progą išsiųsiu ne tik schemą, bet ir atsisiu elektroninį gyvybės medžio variantą. Ir dabar nauji konkursai. Tai dar prieš konkursus primenu, kad šitą galite įsigyti, parašykit. Jeigu bus jūsų daugiau, tai taip pat burtų keliu laimėtoją išrinksim, kas galės įsigyti už kelius eurus ir lygiai tas pats su paukščiuku. Jeigu domina, tai parašykit, šitie yra parduodami. O dabar dėl laimėjimų. Tai Rūtos schema pereina jums, tai šitą jau galite laimėti. Tai kas norit pomidorų, tai rašykit pomidorai ir galėsite laimėti šitą schemą. Ir bus, kaip visada, mano schemų konkursas. Tai bus 2 šį kartą. Vienas iš jų yra meškos, kurios visai neseniai išėjo. Galite laimėti meškas, tai taip ir galite rašyti. Jeigu norit laimėti meškas, rašot meškas. Ir ką tik prieš einant filmuot šitą būtent rašymą įkėliau naująją schemą, apie kurią kalbėjau pačioje įžangoje, kurią labai džiaugiuosi ir labai laukiu, kol aš ją pabaigsiu ir galėsiu su jumis pasidalinti. Tai yra štai tigras. Ant balto fono taip neatrodo, bet ant pilko melsvo, tai gal įdėsiu ir nuotrauką, kaip atrodo, irgi galite laimėti. Tai, bet, kiekvieną iš jų galite laimėti po vieną, bet galite dalyvauti ir keliose žaidimuose. Pavyzdžiui, patiko ir pomidorų tigras, tai leiskit savo parašyti abu variantus, aš atskirsiu paskui jau, kai rinksiu laimėtojus. Tai viskas, žinokit, šiandien tiek, tikrai daug, man atrodo, visko. Kviečiu užsukti į naujus solgalerijos.lt namus, pasinaudoti kodų nuolaidos ir gražios jums gegužės. Kviečiu palaikinti, pakomentuoti, palaikyti, kad ir toliau turėčiau tiek ūpo filmuoti, nes pasiruošti, tai tikrai čia buvo ką. Tai ką, gražios gegužės ir susitiksim vasarą. Iki.